Iš pirmo žvilgsnio šis darbas atrodo paprastas. Žiūri pro langą ir važiuoji. Tačiau už to slypi dėmesys, atsakomybė ir gebėjimas skaityti kelią bei saugiai jungti žmones ir miestus. Pristatome pirmąjį šios laidos herojų. Kur šis mitas kasdien griaunamas. Esu Šarūnas Odavas, Nuosavo autotransporto departamento paslaugų skyriaus vadovas. Dirbu logistikos bendrovėj Arijus. Bendrovė kelionę pradėjo 1992-aisiais. Šiandien Arijus UAB viena iš logistikos lyderių Lietuvoje. 13 įmonių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Nyderlanduose ir Vokietijoje jungia beveik 400 profesionalų, teikiančių pilną logistikos paslaugų spektrą, nuo durų iki durų visame pasaulyje. Krovinių ekspedijavimą vykdo jūra, autotransportu, geležinkeliu, oru ir kombinuotų transportu. Profesionaliai perveža pavojingus ir negabaritinius krovinius, teikia sandėliavimo, laivų fraktavimo, muitinės tarpininkų bei kitas su logistika susijusias paslaugas. Čia dirba daugiau nei 170 vairuotojų, užtikrinančių patikimus pervežimus Lietuvoje ir Europoje. Esam tikrai turėję ne vieną vairuotoją, kuris tiesiog darbas ne jam. Atrodo, kad taip, vairuoti myliu, mėgstu, važiuoti su mašina smagu, bet daug niuansų atsiranda. Tai faktas, kad ir įtampa darbe, ir kolegos, ir kroviniai, ir vietos klientai, terminalai, daug susidėri, daug įtampos gauni, tai kiti ne visi pakelia tą įtampą. Tai gerai, o kas tas yra įtampa? Tave styko pavojai, sakykime, parkinguose, tave gali apvogti, tau gali pripūsti dujų į kabiną. Yra buvo tokių atvejų? Tikrai taip. O tai kaip tada reaguoti? Dažniausiai, jeigu tu gauni pripūstų dujų į kabiną, tai tu tiesiog giliai ir saldžiai miegi ir nieko negirdi, bet daugiau išneša korteles, kūro korteles, pavogia kūrą iš pačių vilkikų, kai tu nejauti, arba... Kaip pavogia? Ištraukia iš bako? Taip. Jeigu ir vyksta vagystė, tu kartais net neleidi savo išlipti iš kabinos ir kažką daryti. Tu, aišku, tu gali signalizuoti, kažką daryti šviesom, kad kitus pabudinti aplinkui, bet išlipti pačiam yra pavojinga. Nors vairuotojo darbas sunkus ir pavojingas, jis kupinas įdomumo ir dinamikos. Nesklandumai reti, todėl dauguma vairuotojų laimingi. Pradėję važiuoti, jie dažnai nebenori sustoti. Stasys, su tolimųjų reisų vairuotojas, bendrovėje dirbu 22 metus. Labas, Stasy. Labas. Sako, kad tolimųjų reisų vairuotojai nieko neveikia, tik tai sukinėja baranką. Vairą tą vadinamą. Taip nėra. Kaip ne? O ką jis? Darbas yra atsakingas, atsakai ir už save, ir už kitų eismų dalyvių. Visą sveikatą, gyvybę ir visą kitą. Ir už krovinį. Tai čia ir yra jūsų gyvenamo vieta? Tai laikina. Bet aš žinokit, Stasy, įsivaizdavau, kad čia yra dar kažkur tai daugiau kažkokio ploto. Tai yra dar viršus nusileidžia, čia yra dar viena miegama vieta. Bet žiūrėk, tai čia jūs vairuojat ir va čia miegat iš karto? Ir čia miegam. Jėzus Marija. O tik tai tiek, taigi čia gali klaustrofobija per laiką galima susirgti čia. Ne, tai čia tampa jau ir darbas, ir gyvenimo būdas. Šiaip iš tikrųjų pirmiausia jaučiu turėtum išmokti gyventi toj mažoj erdvėj, nes tai yra lova, tai yra tavo mini butas. Tai pirmiausia jaučiu ten turėtum išmokti miegoti ir negirdėti dalinai pašalinių garsų. Ir 2 kvadratuose jūs kiek ilgiausiai kelionę esate turėjęs? Daugiausiai dirbdavom po 8 savaitės. Tai ir gyvenat čia 8 savaitės šitam kvadrate? Gyvendavom 8 ir paskui sumažinom, įstatymai keičiasi, trumpėja laikotarpis ir iki 4 savaičių. Gerai, tai dabar jūs papasakokit. Tai jūs išvažiuojat, ar ne? Jūs išvažiuojat, jūs čia šitoj lovelėj miegat, Taip. Jūs valgyt verdatės... Turim dujinės savas. Bet lauke, ne? Lauke.
Ir verdėtės ką jūs ten dažniausiai valgo? Viską Kaip namuose? Viską kaip namuose, ir šašlykinės, barbekių, ir viską. Ir dar suprantu, kad turi turėti labai, kaip čia pasakyti, tokius supratingus šeimos narius, ar ne? Nes tavęs dažnai nebūna namuose. Nu, dėl šito man iš vis yra tas tokia mistika. Paimkim vilkiko vairuotojas, vyras išvažiavęs į kadencijas, jis dirba, grįžta namo, dirba, vaikai, šeima auga. Taip. Ir tu to nematai. Taip. Tik tai dalį to matai. Tai... Aš taip įsivaizduoju, Stasy, prisipažinkit, atvirai, visai neblogai pabėgti nuo to šeimos karts nuo karto, neužsidarai čia savo tai būdelį. Nelabai. Nelabai? Nelabai, geriau yra su šeima. Nors ilgųjų reisų vairuotojai pasilgsta šeimos, šis darbas atveria daug privalumų. Kelionių patirtis, laisvė ir nuolat kintanti aplinka. Jūs sakot, kad čia ne kelionių agentūra, bet aš girdėjau, kad jūs galite dviratuką tam pasimti kažkur ir nuvažiuoti kokią Ispaniją ir... Taip. Į paplūdimį? Taip, yra sulankstomi dviratukai, jie dabar paspirtukai atsiradę, tai vežiojasi daug kas ir tokius dalykus, ir aš vežiodavau dviratuką sulankstomą. O tai bet yra laiko patostogauti, nueiti į paplūdimį, jeigu į Ispaniją važiuojate? Taip, yra savaitgalinis poilsis. 5 valandų. O tai per tas 5 valandas darai, ką nori. Jeigu sugebi savaitgaliui sustoti, sakykime, kažkur, nežinau, tarkim, Ispanijoje į viešbutuką kažkokį sustoji, tai viskas valio, jeigu turi galimybę, bet ne visada. Bet dažniausiai būna kaip? Sakykime, tose tokiuose didesniuose parkinguose su patogumais, bet nuvažiuoti, kas nori, stengiasi išvažiuoti, nuvažiuoti, pamatyti, aplankyti, sakykime, kad ir tos pačius miestelius. Ilgųjų reisų vairuotojai turi galimybę ilsėtis viešbučiuose, tačiau dažniausiai patys renkasi modernias poilsio stotelių aikšteles. Čia patogu sustoti, nusiprausti, išsiplauti rūbus ir miegoti savo vilkiko lovoje, kuri tampa lyg antrais namais. Tai kai atveža vairuotojas tą prekę į tašką, ar ne? Tai jis yra tik tai ne tas, kuris atveža, jisai turi turbūt ir pasirašyti, ir atsakyti, ir priduoti. Ir sutikrinti. Ir sutikrinti dar viską. Taip. Tai gal čia reikėtų tiesiog pavadinimą keisti šitos specialybės. Nes kad vairuotojas tik tai suka vairą ir nieko neveikia daugiau, čia visiškai netinka. Dar įdarbinimo sutartį ir yra įrašytas vairuotojas ekspeditorius. Gerai, o jeigu taip reikėtų apibūdinti, kokios būtų tos pagrindinės savybės, kai ateina pas jūs darbuotojas ar ne, nori būti vairuotoju, pridėkime ekspeditorių, nes aš tikrai girdžiu, kad čia ne vien vairuotojas. Asmeninės, pavyzdžiui, ne, kokias savybės žmogus, kokias turi turėti? Jaučiu vieną iš tų, tai atsakomybę. Atsakomybė. Turi būti atsakingas. Toliau, manau, viską įmanoma padaryti, išmokti. Ir negert šampano už vairą. Vilkiko vairuotojai yra 0 promilių. Tai jokiais būdais. Atsakomybių, labai daug visokių atsakomybių yra. Ir eismo saugumas, ir transporto priemonės priežiūra, ir krovinio priežiūra. Visko būna, ir oro sąlygos, ir viskas, visokio važiavimo, visokio kelių. Bet jūs vis tiek dirbat. Bet vis tiek dirbu. Kodėl? Dirbu. Toks, matyti, yra toks potraukis. Gal tam sukurtas. Tam Dievas sutvėrė. Kuku. O kaip manote jūs? Ar vairuotojas tik tai tiesiog sėdi ir žiūri per langą? Mes mitą paneigėme. Pabandykime važiuoti toliau į kitą įmonę.